Gintarinė vaistinė pristato. Aš tai nustembu, kai ten išgirstu, kad tu ėjai pas psichologą, aš taip, tai Sandrai, viskas atrodo gerai, tada toksai, o tai kas Sandrai? Ar pastebėjote, kad apie galvos skausmą kalbėti lengviau nei apie nerimą? Nusprendėme patyrinėti šią temą. Gintarinė vaistinė mane pakvietė prisidėti prie eksperimento tylus rūpestis. Labai svarbu pamatyti, kaip dažnai slepiame nerimą, net kai esame arti vieni kitų. Pakvietėme šeimą, sportininkės ir kolegas. Jų laukia labai paprastas testas. Klausimai, kurie padės atpažinti nerimo simptomus ir emocinį nuovargį. Tai kviečiu paimti planšetes. Čia mes jūsų klausėme, ar baiminatės, kad kiti nesupras jūsų rūpesčių, jeigu garsiai apie juos kalbėsite. Vienas žmogus nubalsavo, kad taip ir tai vyksta gana dažnai. Gal turite spėjimų, kas galėtų būti tas žmogus iš jūsų grupės? Sportininkių atsakymai parodė, kad net fiziškai stiprų žmonės dažnai jaučia nerimą dauguma bent kartą per savaitę. Esi pradės varžoms nepasirodyti silpnas, ar tau ten skauda, ar nežinau, pavargęs, tu negali to parodyti, nes atrodo, kad kiti tuo gali pasinaudoti. Šeimos narių atsakymai parodė, kad jie stengiasi atrodyti stiprus ir ramus, net kai nerimauja. Panašu, kad nerimas dažnai slepiamas net artimiausiuose santykiuose. Tas temas bandai apeiti, tiesiog net nepaliesti. Ir savęs taip mažiau šnekėt daugiau apie kitus, nežinau. Kai jauti tą nerimą. Beveik visi kolegos pripažino, sakė, viskas gerai. Nors viduje jautė nerimą. Tai rodo, kad darbe mums lengviau pasakyti viskas gerai, nei atvirai pripažinti. Ar esu vengęs, tai vengiu kiekvieną kartą, kai jie atsitinka, bet save verčiu juos eiti taip pat kaip ir į šį susitikimą. Vis maniau, kad tiesiog kuo dažniau save statau nepatogias padėtis, tuo jos darosi lengvesnės. Tai kartais būna, kad tu tiesiog negaliu užmigti, nes antiek kaltini gal save kažkiek, sakykim, pralašėjai ar blogai sužaidėjai ir bandai žiūrėti, kaip geriau sužaisti tas kitas varžybas, ką daryti tu gali pats geriau. Tai va tas toks nerimas, gal ir tiesiog pergyvenimas, ką darėjai, bet to pačiu ir pamokos. Tai tiesiog, kad po varžybų manau, kad daugumai yra sunku užmigti. Būtent. Iš vienos pusės mąstai vienaip, kad nesinori gal savo jausmų apleisti, iš kitos pusės atrodo, gal jau čia susireikšminu, tai toks vis tiek kiekvieną kartą yra kažkaip sunku taip priimti tiesiogiai gal tuos jausmus. Vien gal supras dar reikia, kad taip jauties ir tada priimti ir iškomunikuoti, čia gal daug darbų. Tai va aš sakau, gal dar neužaugau iki to, kad mokėčiau kažkaip susitvarkyti su tuo, tai mane labai išsunkė. Man kas gan dažnai būna, kai vakare prieš naktį jau atsigulu į lovą, užsimerkiu ir bandau eiti miegoti, tiesiog pradeda galvoj virti toks nerimas, kad aš kažko nespėsiu, kažką pamiršau, kažką nepadariau, ten bus blogai ir taip toliau. Nežinau, norisi tiesiog eiti miegoti rytoj šitus dalykus padaryti. Nerimas tai nesilpnumas, tai psichofiziologinė būsena, į kurią reaguoja mūsų kūnas, mūsų raumenys įsitempia, kvėpavimas sutrumpėja. Kai ilgą laiką praleidžiame tokioje būsenoje, mūsų nerimas gali virsti ilgalaikiu stresu, miego sutrikimais arba emociniu išsekimu. Daug žmonių slepia apie save tam tikrus dalykus ir jų nepastebi net šalia esantys žmonės. Ir kartais jie jaučiasi labai vieniši. Tai šiandien mes čia esame tam, kad savo ir kitiems primintume, kad yra normalu nerimauti ir kad mes visi kartais nerimaujam, nes mes tiesiog esam žmonės ir mes gyvenam gyvenimą. Šeima, kolegos ir sportininkų komanda – 3 labai skirtingi pasauliai, kuriuos ką tik matėme. Atrodo, jų kasdienybė skiriasi, tačiau juos visus sieja nerimo jausmas. Jis gali slėptis už nemigos, juoko ar kasdienių ritualų, bet iš tiesų yra visai šalia. Tylus rūpestis. Gintarinės vaistinės iniciatyva kviečianti atkreipti dėmesį į nerimą. Jis gali alinti taip pat kaip ir fizinis skausmas. Atpažinkime jį savyje ir kituose. Nerimas tampa tylesnis, kai jį išgirstame. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.